Labadiena gerbimieji, vėl jums vienas trumpas komentaras iš lietingos ir vėjuotos Palangos. Na, žiūrim tikriausiai visi ir stebime tos ukrainiečių smūgius į Rusijos gilumą, stebime smūgius jų logistiniam centrams, bet mane kitas dalykas labai domino, kaip buvusi psichologą. Išties tos visuomenės, tai rusiškos visuomenės, na, koks nors literatūrinis mąstytojas pasakytų sugedimo laipsnis, aš sakyčiau, kad tai yra psichologijos tam tikras nuokrypis nuo normos ir labai stiprus. Paimkime pavyzdį, na, aš turiu tokį pats, švelniai tariant, sutrikimą, nes labai mėgstu jau daug dešimtmečių skaityti, žiūrėti karts nuo karto bent jau, tokiom kartais ir homeopatiniam dozėm, rusišką, tą vadinamą runetą. Anksčiau tai buvo forumai, įvairūs pasisakymai, komentarai, svarstymai, dabar labai vis išmeta man į tą feedą vadinamą, nesvarbu kokio socialinio tinklo, jų pasvarstymus filmuotus, kaip jie kenčia ir panašiai ir taip toliau. Na tai visais atvejais galima suskirstyti rusus į tos bloguosius ir geruosius rusus. Labai iš tikrųjų, sakyčiau, toksai keistas skirstimas. Man tai yra daugiau mažiau visi vienodi. Kaip tauta paveikta tos masinės psichozės, bet apie psichozę truputį vėliau. Tai blogieji rusai, kuomet ukrainiečiai smogia jų infrastruktūros objektams, kariniams objektams, nesvarbu kur, jie iš karto labai pasiunta ir sako, reikia subombarduoti Kijevą, sulyginti jį su žeme, panaudoti branduolinį ginklą, reikia nužudyti Zelenskį ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra smogti su dviguba jėga, taip kaip jie įsivaizduoja. Na, gerieji rusai, ypatingai po logistinių centrų sudegimo, sugriovimo, mes matome, kad jie išties sako, kad pats, na, tarkime, logistikos gigantas, didžiausias centras Wildberries, jie yra labai blogiečiai. Jie privalo kompensuoti jiems patirtus milijoninius nuostolius, kuomet prekės sudegė, verslai žlunga ir panašiai. Na, arba tą turi padaryti galbūt valdžia. Ir jie labai piktinasi, kad šitie dalykai ko gero neįvyks, tai yra niekas nieko jiem nekompensuos. Nei gerieji, nei blogieji rusai nemato priežasties ir pasekmės ryšio, tai yra tos loginės grandinės, kuomet tiesiog reikia užbaigti karą ir visos jų bėdos, aš labai tikiuosi, kad bėdos, kurios augs su geometrinė progresija, tai yra jos tik daugės ir didės, taigi visos jų bėdos baigsis, tačiau priežasties ir pasekmės ryšio nemato. Kodėl aš kalbu, kaip buvęs psichologas, apie tą psichozę, nes būtent psichozė arba tie kliedesiniai sutrikimai ir vienas iš tų momentų, kuomet žmogus nesuvokia priežasties ir pasekmės ryšio arba interpretuoja jį visiškai klaidingai. Tai, na, labai garsiai skambės, bet ta šalis su 100+ milijonų gyventojų daug dešimtmečių gyvena psichoziniai būsenai. Tai yra visuomenės psichozinė būsena, kuomet jie yra iš vienos pusės patys galingiausi, geriausi, didžiausi ir visokie kokie eusi pasaulyje. Visi jų bijo, niekas jų neklauso. Na, o pabaigti savo bėdas galima tik vienu būdu, tai yra nužudant, eliminuojant priešininką. Kad pabaigti savo bėdas galima būtų tiesiog nesikišant į kitų šalių gyvenimus, negriaunant jų kitų šalių ekonomikos, tiesiog ateities, jiems tai nedaeina. Rusija šalis gyvenanti masinėje psichozėje.